Esame Purnuškių kaime. Įrengėme čia lubas, sumontavome šlaitines lubas, klientui parengėm ir apšvietimo planą ir patarėm tam tikrais sprendimais. Kaip matote, čia vidury pas mus ant šlaito padarėm LED liniją, kuri duoda papildomą labai gerą apšvietimą, kai jo reikia. Virtuviai turime spotus reguliuojamus. Tie spotai reguliuojasi fainai taip, kad bet kaip gali susireguliuoti ir viso virtuvės zoną apšvies. Dar padarėme šešėlinį profilį visur palei perimetrą. Taip pat įrengėme karnizus su dviejais atskirais bėgeliais ir pašvietimu. Gaunasi, kad geriau važiuoja užuolaidas. Matot, yra du šviestuvai. Šlaitinės lubos su tais šviestuvais bijo kai kurie padaryti atvirtinimo tašką, nes jisai kreivai bus ir visa kita. Bet viskas reguliuojasi, kai yra su trosiukais. Tai gan simpatiškai tikrai atrodo. Praeiname į vonią dabar. Čia turim skraidančias lubas. Kitaip tariant, dekoratyvinį pašvietimą palei perimetrą visą ir taip pat taškinis papildomai šviesas su įgilintų variantų, lemputėm. Manau, irgi geras sprendimas, ypač komfortui akims. Ir taip pat kambariuose visur padarėm papildomai dekoratyvinį pašvietimą palei sieną. Tai čia yra vaiko kambarys. Taip pat turim 6 taškinius šviestuvus, kurios atskiros zonos jungiasi. Jeigu turite namą ir norite įsirengti įtempiamas lubas ir nežinot, kaip susiplanuoti apšvietimą, kaip sukomponuoti viską, tai aš tikrai galiu jums padėti, rasti geriausią sprendimą ir įrengti jums namą tinkamai.